metų nežinios Klaipėdos atgimimo aikštėje vėl girdėti statybinės technikos garsai. Vienas svarbiausių miesto viešųjų projektų grįžta į aktyvią darbų fazę. 2024-aisiais prasidėjus rekonstrukcijai buvo planuojama ne tik sutvarkyti vieną svarbiausių miesto viešųjų erdvių, bet ir po ją įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Vis dėlto darbų metu po aikštę aptikta vertingo senojo Klaipėdos užstatymo liekanų, archeologinių radinių ir karo laikų sprogmenų. Dėl to statybos buvo sustabdytos, o projekto ateitis kurį laiką liko neaiški. Po ilgų diskusijų nuspręsta istorinius radinius išsaugoti jų radimo vietoje. Būtent šis sprendimas lėmė vieną svarbiausių pokyčių – atsisakyta planuotos požeminės automobilio aikštelės. Vietoje jos bus įgyvendinamas atnaujintas projektas, orientuotas į viešąją erdvę ir kultūrinio paveldo išsaugojimą. Šiuo metu aikštėje vyksta teritorijos tvarkymo ir parengiamieji darbai. Ateityje čia turėtų atsirasti naujos poilsio įrenginių erdvės, želdiniai, mažosios architektūros elementai, o po žeme išliks dalis miesto istoriją menančių struktūrų. Visi neabejingi Klaipėdai tikisi, kad po ne vienerius metus trukusių ginčų ir netikėtų atradimų, atgimimo aikštėje pagaliau taps vieta, kurioje susijungs šiuolaikinio miesto poreikiai ir Klaipėdos istorinis paveldas. O aš primenu, kad Klaipėda TV – tai nepriklausomas kūrybinis projektas apie mūsų miestą, kuriamas visuomeniniais pagrindais. Jei tokio turinio reikia ir ateityje, kviečiu palaikyti kanalą jūsų patiktukais, komentarais ir prenumerata.